Labadiena, su jumis jau 4. retų ligų dienai skirta laida ir aš Viktorija. Turbūt pastebėjote, kad naujausios technologijos vis labiau įsilieja į mūsų kasdienybę. Neretai tenka susitikti robotus kavinėse, o ir apie dirbtinio intelekto panaudojimą kalbama vis plačiau. Bet kaip visa tai veikia medicinoje? Kokios turi įtakos retoms ligoms, o gal dar tai tik planuose? Apie tai pakalbėsime su mūsų laidos svečiu, gydytoju radiologu, Kauno klinikų inovacijų diegimo ir vertinimo tarnybos vadovu Antanu Montvila. Sveiki. Labadiena. Tai inovacijų tema yra labai plati, bet gal galima pakalbėti apie inovacijas medicinoje. Kokias inovacijas jau taikoma kasdienėje praktikoje, gal galit papasakot? Na, tikrai pritarčiau jūsų išsakytai minčiai, kad inovacijų tema yra be galo plati ir ypač pastaruoju metu turbūt nėra dienos, kai negirdime žodžio inovacija ir praktiškai tų inovacijų stengiamės ieškoti kiekviename žingsnėje, kiekviename sprendime, bet apskritai gal pradėti kalbėti apie inovacijas, tai verta prisiminti elementarų inovacijų apibrėžimą, kas apskritai yra tos inovacijos, tai iš esmės tai nieko ypatingo, tai yra tiesiog ieškojimas naujų būdų ir metodų teikti paslaugas arba pagerinti paslaugų teikimo metodus. Tai manau, kad medicinoje mes to turime ypač daug, nes visose srityse nuo diagnostikos iki gydymo dažnai susidurime su naujais metodais, naujais gydymo metodais, naujais paslaugų teikimo metodais. Tai tos inovacijos apima praktiškai kiekvieną medicinos sritį. Gal kartais mes to nematome ir neįvardiname kaip inovaciją, nes net pačių vaistų atradime arba gamyboje, ypač retoms ligoms, kalbant dabar šiai dienai, tai turbūt visos tos pačios inovatyviausios terapijos ir didžiulis dėmesys farmacijos industrijos yra būtent retų ligų gydyme, jeigu šiandieną kalbame daugiau retų ligų tema. Tai, sakykime, tos yra didžiosios inovacijos, kurias mes matom ir žinom, tai tos ir ląstelių terapijos, genų terapijos, kurios, sakykime, tai yra ateities gydymo metodai, bet dažniausiai yra ir taikomi būtent retų ligų pacientams. Kaip tik šiandien važiuojant į darbą ir paklausiau, kad Amerika jau bando, kaip ir FDA agentūra, patvirtino naudojimą inovatyvaus genų terapijos gydymo būdo pjautuvinės anemijos pacientams, tai jau yra patvirtinta ir išbandyta Didžiojoje Britanijoje. Tai, sakykime, tokios inovacijos jau yra tai, ką sukelia, sakykime, antraštės, bet yra daug tokių smulkesnių inovacijų. Tai yra ir tos pačios telemedicinos paslaugų teikimas, tai yra kitoks būdas teikti paslaugas. Ir taip pat yra daug kalbama dabar apie dirbtinio intelektų taikymą, ypač radiologijoje, kurioje aš esu, taip pat ir odos lygų ar akių lygų srityje. Tai čia, sakykime, inovacijos realiai yra kiekviename žingsnėje ir medicinoje vis labiau apima visas medicinos sritis. Kaip ir sakėte, inovacijos mūsų kasdienybėje, bet labai norėčiau tokį asmeninį jums klausimą užduoti, kaip jūs pasukote į šitą sritį. Šią sritį pasukau galbūt iš dalies natūraliai vedinas tokio interesų suprasti mediciną plačiau, kodėl vieni dalykai veikia, kodėl kiti neveikia. Apskritai asmeniškai 2017 metais gal buvau įsitraukęs daugiau į nacionalinės e-sveikatos darbo grupę, kur bandėme kurti ir galvoti, kaip tas paslaugas geriau skaitmenizuoti ir kažkaip susidūrus su šia tema ir pradedant gilinti, supratau, kiek daug sričių galbūt galėtų būti pagerintos, tai natūraliai gimė toks interesas besidomėti naujomis technologijomis. Žinoma, paraleliai tuo pačiu metu ir vyko didieji pokyčiai mano asmeninė specialybė, tai radiologijoje, tai vystėsi daug dirbtinio intelekto sprendimų, labai buvo įdomu suprasti, kas ten iš tikrųjų vyksta, tai sakykime, tas galbūt žingsnis toks buvo natūralus, iš tiesų vedinas tokio kaip turbūt visų ir gydytojų pirminės idėjos pagalbos, noro padėti žmonėms, rasti būdų, kaip gydyti ligas, tik tai tiesiog mano požiūriu kažkokių technologijų ar naujų sprendimų taikymas klinikiniai praktikoje gali padėti tą pasiekti. Tai toks daugiau ir sakyčiau, vidinis interesas, kuris turbūt atliepia ir didžiosios dalies gydytojų ir sveikatos priežiūros specialistų
poreikius ir idėjas. Tai labai labai smagu, kad domitės ir kad dalinate su mumis šitomis naujienomis ir informacija, bet gal pakalbėkim konkrečiau ir detaliau. Pavyzdžiais galbūt, ar ne? Teko skaityti vieną iš straipsnių, kur pasisakėt ir jūs apie klinikinių sprendimo priėmimo asistentą, jeigu taip paeiliui pasakiau. Tai kaip tai veikia, kokiose srityse veikia, ar čia nauja, ar čia vis tik yra senas reikalas? Tai aš manau, kad apskritai klinikinių sprendimo asistentai ar kažkokios gairės pagalba priimant sprendimus, tai nėra kažkoks naujas konceptas, iš dalies medicina yra labai daug grįsta standartinėmis praktikomis. Tai šiai dienai tikrai turime daug gairių, kurios kaip gydyti vienas ligas, kaip gydyti kitas, nes kuo mažiau variabilumo, dažnai pasiekiami geresni rezultatai. Tai natūraliai atsirado tų pačių principų taikymas ir naudojant technologijas. Tai vienas iš pavyzdžių, kuris yra pritaikytas daugumoje Skandinavijos šalių, taip pat Lietuvoje, yra vaistų suderinamumo įrankis. Išrašant vaistus, paskyrus kelis vaistus, dažnai galima iššaukti daug nepagėdavimų reakcijų. Tai, pavyzdžiui, yra ir Lietuvoje, aš tiksliai dabar nepasakysiu, ar tai sėkmingai veikia, tik aš atsimenu, kad buvo planuojama ir investuota tokios sistemos įdėgimą nacionaliniu mastu, kuri padėtų vaistų skirime sumažinti klaidų kiekį. Žinau, kad tai tikrai veikia Skandinavijos šalyse, Estijoje. Tai tas, sakykime, sprendimų priėmimo pagalba yra asistentas, kuris tau padeda nepadaryti tam tikrų klaidų. Tai dabar vystosi stipriai ir radiologijoje, kai visi galvoja apie dirbtinį intelektą, kad tai yra įrankis, kuris iš tave priima sprendimus, iš tikrųjų tai nėra už tai priimantis sprendimus įrankis, tai yra įrankis, kuris tau padeda priimti geresnius sprendimus, gal kažko tu nepastebėjai, gal tau kilo klausimų, tai tiesiog gali turėti kaip kompanioną, kuris tau pataria, kaip geriau priimti tą klinikinį sprendimą. Tai aišku, šiai dienai, kai vystosi skaitmenizacijos įrankiai, gauname geresnius kompiuterius, kurie leidžia apdoroti didesnius duomenų kiekius, atsiranda tie sprendimų priėmimo asistentai, kurie yra dar labiau sutelkti individualų lygmenį. Kad mes turėjome etapą, kur turėjome gairias, kurios buvo nukreiptos į bendrą populiaciją. Vis daugiau tokių sprendimų priėmimo įrankių atsiranda pritaikytų konkrečiam pacientui. Jeigu mes gebame įvertinti jo didžiuosius duomenis, jo klinikinę istoriją, genetinius duomenis, laboratorinius duomenis ir tada jau pagal tai bandoma kurti modelius, kurie padėtų priimti geresnius sprendimus. Tai aš manau, kad ypač vėl kalbant retų ligų kontekste, tai kad tokie asistentai be galo reikalingi, nes, kaip ir žinom, retus lygus būna retai, ne visi specialistai gali dirbti su tokiais pacientais, tai galbūt ateityje ir būtų vienas iš variantų, kad tam tikroms lygoms būtų aiškus asistentai, kurie padėtų daktarams priimti sprendimus, dirbant ir su retomis lygomis dirbančiais pacientais. Užsiminėte apie dirbtinį intelektą. Daug diskusijų sulaukiantis klausimas, vieni peikia, kiti džiaugiasi. Tai kaip galima pritaikyti medicinoje, gal įvardėte, atrodo, kad jau lyg ir pritaikoma, bet gal kažkokie ateities planai, ateities programos ar dirbtinis intelektas įsilieja pas mus būtent Lietuvoje, Kauno klinikose, ar vis tik stebim, kad dar sunku pritaikyti? Aš manau, kad tai yra neišvengiamas ir natūralus žingsnis. Turbūt turime tokią situaciją, jog čia gal daugiau mano asmeninė nuomonė, jog su visu šiuo dirbtinio intelekto ažiotažu, sakykime, nemaža dalis yra ir priklauso industrijai, kuris tengiasi, sakykime, sukurti tą tokį vadinamą AI hype, kur bandoma pažadėti labai daug dalykų, kad tai išspręs visas problemas. Manau, kad dažnai apskritai medicinoje mes tengiamės išspręsti sisteminės arba vadybinės arba žmogiškasias problemas
naudodami technologijas ir tikėdamasi, kad tai išspręs procesinius problemas. Tai aš manau, kad čia ir bus didžioji dalis ir didžioji problema, kad jeigu mes tikėsime, kad dirbtinis intelektas mums išspręs visas problemas, tai to nebus ir galim nusivilti. Bet jeigu mes į tai pažiūrėsime kaip įrankį, kuris leidžia naujai pažvelgti į problemas ar naujai teikti paslaugas, tai tikrai dirbtinis intelektas bus naudojamas ir dabar jau naudojamas. Mes dabar radiologijoje naudojame įrankį insulto pacientams, kur galime gauti antrą nuomonę dėl tų pacientų, ar jiems yra insultas, ar yra trombai galvos smegenyse. Taip pat ši programėlė puikiai veikia ir su klinicistais, kurie gauna informaciją realiu laiku. Tai tų įrankių tikrai daugės. Tikrai tikiuosi, kad atsiras daugiau ir dirbtinio intelektų įrankių ir klinikinėje praktikoje dirbant su pacientų duomenimis, apdorojant. Kad pasakyti, kad dabar tą darome klinikinėje praktikoje negaliu, bet kad yra daug planų tuos įrankius pritaikyti, tikrai galiu patvirtinti ir tik tai gal noriu nuraminti visus, kad nesam kažkokie atsiliekantis nuo bendrų tendencijų ir nenaudojantis naujų technologijų, nes jas naudojame, kai tik jos tampa patvirtintomis, prieinamomis, mes tikrai gana greitų metų visas lyderiaujančias technologijas pasaulyje įsidėgėm ir savo ligoninį. Tai čia tikrai nereiktų dėl to bijoti, kad mes kažko nenaudosime ir atsiliksime. Tai rezimuojant, tikrai technologijos bus naudojamos, dirbtinis intelektas čia bus, tik mes jau turbūt nematysime, nes jis bus didesnių procesų dalis. Taip nedrąsiai užsiminėte apie pacientų duomenų panaudojimą analizavimą, gal galite šiek tiek plačiau papasakoti, kas čia per inovacija ar laukiančios naujovės? Tai čia tokia, sakykime, tema, kur šiuo metu yra vienas iš didesnių mano galvos skausmų, mano tarnybos, administracijos ir, sakyčiau, net nacionaliniu mastu, nes dalyvavome diskusijose stengdamėsi panaudoti įgalinti antrinį duomenų panaudojimą, nes mes, kaip turbūt jau jūs girdėjote, yra toks priimtas 2022 metais antrinio duomenų panaudojimo įstatymas, kurio tikslas yra įgalinti klinikinių medicinių duomenų panaudojimą, kuriant sprendimus, kuriant inovacijas ir technologijas. Tai, sakykime, idėja labai graži, teisinę bazę mes turim tikrai stiprią, gana unikalią mūsų regione. Tai teoriškai, kaip ir galėtume tą daryti, praktiškai yra didžiulė problema su duomenų standartizavimu, duomenų surinkimu, vien taip, kaip mes jas renkame savo ligoninės informacinėje sistemoje, eitų daugiau struktūravimo, tas turbūt iš dalies pradžioje nebūtų mylimas žingsnis iš specialistų, kadangi mes tikrai yra moksliniai tyrimai atlikti ir užsienyje, kad kompleksiškos ir prastai sukurtos ligoninių informacinės sistemos yra antras didžiausias veiksnys specialistų perdegimui. Tai mes turime tą suprasti, kaip rasti aukso vidurį, kaip surinkti struktūrinius duomenis, bet kartu neapkrauti sveikatos darbuotojų, bet įgalinti jų panaudojimą moksliniams tyrimams, nes dabar irgi elementariai klinikiniai tyrimai gaunasi per brangus atlikti juos viename centre. Tai to pati farmacijos įmonės, jos nori gauti įrodymus iš daug skirtingų centrų, kuriant gydymus būtent, sakykime, retoms ligoms sergančiam pacientams, nes, sakykime, mūsų centro neužtektų padaryti klinikinį tyrimą reta liga sergančiam pacientui, bet surenkant tos duomenis iš daugybės centrų būtų galima gauti geresnius duomenis, o jeigu jie dar būtų tikrai struktūruoti ir realiu laiku surenkami klinikinėje praktikoje, ne tik klinikiniam tyrime, tada galima jau kurti analitinius modelius, dirbtinio intelekto įrankius, kurie galėtų teikti geresnę priežiūrą tokiems pacientams. Tai mums yra reikalinga atlikti labai daug namų darbų, duomenų standartizavimo klausimų, bet vienareikšmiškai potencialas čia yra didelis ir vienus ar kitus sprendimus reikės padaryti, kad tai įvyktų. Norėjau paklausti ir kaip tik užbėgote už akių apie retas ligas, kaip būtent ar ne duomenis galėtų būti pritaikyti retoms ligoms, bet atsakėt, kad galėtų. Tada natūraliai kyla klausimas. Kartais mes turime tokias ligas, kur yra vienintelis ne pasaulyje, tarkim Lietuvoje, ar ne sergantis.
Tada galbūt galima su kitais centrais, tai yra kitų šalių centrais bendradarbiauti, ar yra tokie tikslai ateityje? Tai vienareikšmiškai tikslai yra, kiek įmanoma daugiau plėsti bendradarbiavimą su panašiais, sakykime, panašaus lygio paslaugas teikiančiais centrais, kaip plėsti paslaugų spektrą. Tai čia vienareikšmiškai bendradarbiavimas numatytas. Žinoma, norėtųsi gal dar daugiau plėsti bendradarbiavimą ir to mokslinių tyrimų ir R&D srityje, kurioje mums irgi reiktų, sakykime, labiau prisitaikyti prie jau Europoje vyrančių standartų, sakykime, ir duomenų temoje, tai viskas kaip ir numatyta, bet tikrai aš žinau, kad ir mūsų ligoninės Retų ligų centras aktyviai dalyvauja visuose Europos, sakykime, tų referencinių centrų susirinkimuose ir tikrai mes esame aktyviai atstovaujami. Tai manau, kad laikysime šitos krypties ir plėsime ne tik Retų ligų srityje. Labai smagu tą girdėti. Pokalbio metu taip pat užsiminėte, kad nebijotumėme, kad neatsiliekame nuo kitų šalių. Tai kaip vis tik atrodo su inovacijomis Lietuva ir kokia situacija kitose šalyse? Aš manau irgi asmeniškai, kad inovacijų kūrimas prasideda nuo inovacijų kultūros. Ir mes kaip šalis dažnai save pozicionuojam kaip tokia technologiškai pažangę sritį, bet tikrai nesame tiek pažangus inovacijų srity, kalbam apie mediciną, kaip, tarkim, Izraelis arba Jungtinės Amerikos valstijos. Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, žinoma, jos turi galbūt dar didesnį, neturbūt, bet tikrai turi didesnį finansavimą. Jos galbūt supranta, kad investavus į inovacijų taikymą galima stopyti ilgesniu laikotarpiu. Bet pas mus, kaip ir sakiau, turbūt tos inovacijos ateina, nes mes suprantam, kad mes norim teikti geras paslaugas ir kas įvyksta užsienyje, norime iškart pritaikyti pas save, bet tikrai meluočiai gasyčiau, kad nėra vietos auginti ir vystyti tą inovacijų kultūrą, kuri galbūt irgi būtų vienas iš mano kaip inovacijų tarnybos vadovo tikslų yra, kaip mūsų ligoninės darbuotojams, kurie yra be galo išsilavinę, ambicingi, smalsūs, sukurti sąlygas, kai jie galėtų kurti inovatyvius produktus. Antras dalykas, gal čia norėčiau paminėti, kad dažnai inovacijos nukreiptos tik į technologijas, bet inovacija yra ir kitoks paslaugų teikimo būdas ar kažkokiai išspręsti tam tikras problemas. Tai čia irgi labai pakviesčiau visus pagalvoti, ar jūsų darbe nėra kažkokių problemų kasdieniai praktikoje, kurias galima išspręsti gana elementariai pakeičiant procesus, kas irgi būtų didžiulė inovacija, nes tikslas finaliai yra produktas, yra paslaugos teikimas. Jeigu tu panaudoji ar vieną technologiją, ar ją tiesiog pradedi teikti kitaip, tai būtų tos paslaugų teikimo inovacijų. Tai čia irgi galim pradėti be labai didelių investicijų. Tiesiog aš kartais manau, kad gal reiktų daugiau paskatinimo ir iš mūsų, kad kiekvienas darbuotojas tikrai galėtų tą daryti ir manau, kad čia ir sieksime, kad ta kultūra dar labiau patobulėtų. Tai ir pabaigai gal norėčiau paprašyti, kad gal turite kokių patarimų specialistams, kurie galbūt norėtų įsijungti į tas inovacijas ar su retomis lygomis dirbančiam specialistams, ką norėtumėt paprašyti galbūt arba palinkėti? Tai palinkėti, tai išlikti entuziastingais, nes žinau, kad tikrai ypač su retom lygom dirbantys žmonės be galo myli savo pacientus, be galo tiki tuo, ką daro. Tai aš norėčiau palinkėti toliau vystyti tą retų ligų koordinavimo centrą ir tiesiog tą atsakomybę, kurią mes turime kaip tokia įstaiga teikiantas paslaugas. Ir žinoma, labai norėčiau pakviesti visus, kurie turi idėjų, ne tik retų lygus, kreiptis tiesiogiai. Visi žino, gali rasti mano elektroninį paštą ir Kauno klinikų puslapyje, skambinti, drąsiai rašyti. Ir norėtųsi padėti tas inovacijas kurti, nes čia turbūt ir labai svarbu ir kur, kaip ir minėjome ankstesnėme klausime, kaip įvyksta tos inovacijos lyderiaujančiose ligoninėse. Dažniausiai inovacijų tarnybos kaip mūsų, mes esam tik įrankis,
kuris gali šiek tiek padėti apeiti kažkokius, sakykime, klausimus, kurie reikalingi, nes tai yra administraciniai klausimai, kaip įspręsti vieną ar kitą problemą. Tačiau dažniausiai tokios tarnybos tiesiog padeda žmonėms išspręsti savo problemas savo darbo vietose. Tai iš tikrųjų tikėtis, kad mūsų tarnyba pradės teikti super inovatyvias paslaugas tik per vieną, tai gana naivu. Tai iš dalies tai priklauso nuo visų klausančių ir čia dirbančių žmonių, tai tik tai norisi paskatinti, kad tas savo inovatyvias idėjas dalintųsi, skleistų, o mes bandysim kiek galima tai padėti įgyvendinti. Na, tai inovacijos, tai mūsų ateitis, tai labai dėkojame laidos svečiui už papasakotas naujoves, o klausytojas raginu nebijoti inovacijų, jas įsileisti ir pritaikyti kasdienybėje. Taip pat norėčiau priminti, kad tai buvo paskutinioji mūsų retų ligų tinklalaidė ir visus kviečiu susitikti vasario 28-29 dienomis vyksiančioje retų ligų konferencijoje. Nepamirškime apie retas ligas ir nesustokime domėtis.